Aplinkelis Via Baltica, turėjęs tarnauti saugiam eismui aplink Panevėžio miestą, kas keli mėnesiai pareikalauja vis naujų aukų. Trečiadienį apie 19 val. Panevėžio rajone šalia Šeškų kaimo viena kelio pusė iš Rygos į Baltarusiją judėjo 2 latvių vilkikai, pilnai pakrauti medžio drožlių plokštėmis. Neoficialiais duomenimis staiga sprogo pirmojo vilkiko Scania priekinė padanga ir jis tapęs nevaldomu išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą. Tuo metu link Latvijos priešpriešais važiavo dar 2 Latvijos piliečių vairuojami automobiliai – Volkswagen Transporter ir krovininis automobilis DAF su puspriekabe. Automobilis Volkswagen Transporter po susidūrimo su krovininiu automobiliu Scania vertėsi ir vairuotojas iškrito iš automobilio. Nuo patirtų sužalojimų 39 metų vairuotojas mirė vietoje. Žuvo ir Latvijos link važiavusio DAF vilkiko vairuotojas. Jo kūną iš sudarkytos kabinos likučių ištraukė specialius įrankius panaudoję ugniagesiai gelbėtojai. Visas kelias buvo nusėtas drožlių plokštėmis, o kitoje kelio pusėje mėtėsi sausainių pakuotės, kurios turėjo pasiekti Latvijos pirkėjus. Nemažai darbo turėjo ir Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, nes nuo kelio reikėjo surinkti apie 300 litrų dizelino. Vienintelis gyvas šioje metalo mėsmalėje liko 44 metų vilkiko Scania vairuotojas, dėl kurios sprogusios padangos, kaip manoma, ir įvyko ši skaudi nelaimė. Jį medikai skubiai nugabeno į Panevėžio apskrities ligoninę. Šiuo metu jis gydomas intensyviosios terapijos skyriuje. Vyksta tyrimas.